Lietuvos motociklų sporto federacija ir motoklubas Pagnum pristato Lietuvos taurės varžybų trečiasis etapas Tytuvėnuose. Tytuvėnuose finišavo Pagnum taurės motokroso varžybos. Jos taip pat buvo ir Lietuvos taurės čempionato trečiasis etapas, todėl prie starto linijos ir vėl išsirikiavo pajėgiausi šalies motokroso meistrai. Tiesa, kaip pripažino varžybų organizatorius, motoklubo Pagnum pirmininkas, paties aukščiausiojo lygio lietuvių motokrosininkų Tytuvėnuose nebuvo matyti. Tautiečiai gynė Lietuvos garbę kaimyninėje Latvijoje vykusiuose motokroso varžybose. Matot, oras puikus, trasa paruošta idealiai, sportininkai patenkinti, žiūrovai taip pat. Motokroso idealios sąlygos šiandien. Kiek dalyvavo sportininkų šiandien? Šiandien mūsų motokroso varžybose susirinko 88 dalyviai. Pernai buvo 105. Šiandien stipriausi sportininkai išvažiavę yra į Latviją. Šalia Biržos Telpėje vyksta Latvijos motokroso čempionatas Latvijos. Varžybų dalyviai negalėjo pagirų trasos šeimininkams, kurie dėjo daug pastangų, jog trasa kuo mažiau dulkėtų bei būtų tinkama sportininkams. Šiandien startavau už MX2 hobby klasę ir pirmas važiavimas sekėsi neblogai, tikiuosi, kad ir antras seksis geriau, dar geriau. Varžybos, trasa paruošta gerai, palieta, dulkių nebuvo, bet antram važiavime jų, kaip aišku, bus daugiau ir daugiau kils dulkių. Varžovų mano lygio čia šitam važiavime nebuvo daug, tai aš važiavau, galim sakyti, vienas. Buvo prieš mane geresni ir už manęs blogesni. Antram važiavime tikiuosi konkurencijos iš dar vieno sportininko, o daugiau, nežinau, sieksiu aukščiausių rezultatų. Ilgą laiką važiavau pirmas, bet mane aplenkė stipresnis, aišku, jam pavedė techniką, dėl to man pasisekė, kad važiavau pirmas, bet stiprių yra su ko pasigalinėti. O kaip aplamai varžybos organizuotas? Gerai, man patinka gerai. Praeitais metais važiavau, buvau dar naujokas, tai nelabai patiko, nesisekė, o dabar patinka. Penkiasdešimties kubinių centimetrų klasėje trečiajame Lietuvos taurės etape greičiausias buvo Arnas Vedluga, 65 kubinių centimetrų klasėje Artioms Trofimoms iš Latvijos, 85 klasėje vėl triumfavo Jovaldas Cibas, 125 kubinių centimetrų klasėje pasipuošė auksu Saimonas Vešpenderis. MX2 junior nugalėjo Erlandas Kunce, o MX2 Tomas Poderys. ATV pradedančiųjų klasėje pirmasis keturatį finišą atvairavo Adomas Armonas, veteranų ir Open įskaitose atitinkamai nugalėjo Narsutis Balčiūnas ir Egidijus Gražys. Hobby MX2M klasėje triumfavo Mantas Čižanauskas, Open M Egidijus Karaliūnas, V40 ir V50 įskaitose auksas atiteko Zigmundui ir Edvardui Machrovams. Open klasėje nugalėjo Karolis Paleckis. Po 3 Lietuvos taurės etapų komandinės įskaitos lentelės viršuje vis dar tvirtai įsikūrusi Plungės Žemaitijos komanda.